Galaxy S3 su Super AMOLED HD ekranu. Jis yra HD raiškos ir kaip matome labai ryškiai viską rodo ir spalvos skirtingai nuo Super AMOLED Plus spalvos yra natūralesnės. Pats dizainas telefono galbūt per kamerą nelabai persiteikia, nes ir patys galvojame, kad dizainas yra ganėtinai šlykštus, bet kai pamatėme realiai, tai iš tiesų atrodo visai neblogai. Pats telefonas veikia labai greitai ir turi iš tiesų, tarkim, tokių naujų funkcijų, kaip video rodymas vienu metu ir tuo pačiu dar, tarkim, ko nors kito darimas. Tai, tarkim, gaunam. Video galime bet kur stebėti. Ir va, tarkim, galim naršyti vienu metu ir žiūrėti video. Toliau atvaizdas, kamera. Va, kamera yra 8 megapikselių, gali filmuoti Full HD rezoliuciją. O pati kamera fotografuoja labai greitai ir galima fotografuoti ir filmuoti vienu metu. Taip pat HTC One serija. Taip pat yra S-Voice, analogas Siri. Įjungti jį tiesiog pasakyti Hi Galaxy. O toliau kaip naudotis, tai čia jau reiktų mokytis gal. Ir šiaip reikia mokėti anglų kalbą, nepalaiko lietuvių kalbos, gal nepalaiko irgi nemažiau populiaros Lietuvoje rusų kalbos, lenkų, bet Lietuvai nėra privalumų šitos funkcijos. Jo. Šiaip pats telefonas labai greitas. Iš tiesų, nei karto neteko dar susidurti su kokiu nors strigimu. Programėlių jam nemažai sukasi Android Ice Cream Sandwich. Beje, bandžiau su savo ausinėm, muzikos atkūrimas yra iš tiesų fantastiškas. Geriau galbūt netgi kompiuteris mano atkuria. Patiko. Taip pat galimos yra 16, 32 ir 64 GB versijos. Šitas telefonas turi palaimą čia. Ir čia. Čia man buvo 16 GB versija, laisvų yra 11 GB, tai vartotojų prieinama apie 12 GB. O ramus operatyvioji atmintis 1 GB. Pats procesorius yra 4 branduolių, tuo tarpu Galaxy lieka po Galaxy įsijungimo. Kiek dabar sudėlioti? Dabar operatyvios atminties. Dabar čia reiks įsijungti. Dabar laisva yra 217 MB, kadangi programos visiškai neišjunginėjamas, kadangi paradočia yra saučiai. Jo, tai programos niekada neišjunginėjamas. Taip pat čia ekranas iš tiesų nustebino, kad visiškai nelieka piršto spaudų. Taip pat ekranas yra labai įspūdingas, gera reakcija. Ir ganėtinai ryškiai rodo ir, kaip jau minėjau, palyginus su S2, tai žymiai natūralesnis spalvos. Dar parodo. Kaip paskirtas programėlės pagrindinės kalendorius. Galima paslėpti kai kurias, jeigu nereikalingos tokios programos. Tarkim, man būtų nereikalingas, ką žinau, tarkim, navigacija man būtų nereikalingas. Šiaip yra labai patogiai viskas redaguojama, galima sukeisti vietom, viską yra. Galima suasmeninti taip, kaip nori. Šiaip telefonas nėra labai jau toks didelis, patogiai laikyti ranką, galbūt jeigu jau iš bėdos
jau kito ekrano kampo pasiekti negalima, bet gal su didesnė ranka būtų galima. Internetas turėtų veikti greitai, o išbandysim. Loginė problema su internetu, taip kad čia nelabai ši demonstracija. Pasikeitęs ir statuso baras, dabar čia daugiau galima nustatymų pasirinkti. Va, kaip jau minėjom, internetas neveikia, nes loginė iš tiesų nemažai su jo problemų, nes žmonių keli tūkstančiai ir visi jie naudoja Wi-Fi. Tai. Šiaip viskas veikia labai greitai, klaviatūra ganėtinai patogi, trečias resnis minutės. Su viena ranka jau ko gero nelabai parašysiu ką nors, tarkim, pabandysiu. Nors ne, galima ir su viena ranka visai patogiai valdyti ir rašyti. Šiaip telefonas nėra labai gvozdiškas, tik abejoju, ar įtilptų į kiekvieną kišenę. Ačiū, kad